Norai pildosi, žiūrovas rašo: Sauliau, padaryk video su savivertė, su pasitikėjimu savimi ir su veikiančiu tam lauku. Ačiū. Tema yra labai plati. Šiame video aš jums duosiu vieną efektyvę techniką, kaip pakelti savo pasitikėjimą savimi ar savivertę. Artimiausioj mūsų šeštadieniniai transliacijoje, kartais apkai būna ir šeštadieninės transliacijai, aptarsim, dėl ko žmonės nepasitikė savim, dėl ko būna problemų su savivertėm ir aptarsim daug įvairių būdų, kaip tą savivertę susitvarkyti ir išspręsti. Ir po to dar bus įrašytas atskira meditacija, kaip vienas iš būdų, meditacija, kaip savivertę pakelti. O šiandien duodu vieną gerą, efektingą būdą, tie, kas darysit, labai nustebsit. Perinam prie metodo. Technika labai paprasta. Atsistojam, taip ir būnam. Galima ant kumščių, galima paprastai ant rankų, galima ant pirštų, kas norit. Kiek laiko būti? Idealiu atveju 11 minučių į dieną ir taip 42 dienas, bet manau mažai kas iš jūsų galės išbūti daugiau negu 1 minutę. Netgi bet kurioje kompanijoje, kur daugiau žmonių vyrų, galit šitą dalyką pasporyti. Kad taip nieks neišbus daugiau kaip 3 minučių. Pradedam daryti ir rašom, kiek minučių jūs galit išbūti tokioj pozoj. Pradedam bent jau nuo minutės ir didinam iki 11 minučių. Šitas technikas, pratimas yra tokiam banaliam, geram, elementariam pasitikėjimui savim. Kiek laiko daryti? Aišku, 11 minučių, jeigu išdidinsit kiekį ir darysit 42 dienas, tai toks jau bus labai gerai, bet ją galima daryti amžinai. Patys pajausit pagal gyvenimą. Kai jau pradėsit jausti, kad nebesuprantat žmonių, dėl ko jie tokie silpni, dėl ko jie nieko nedaro savo gyvenime, kad viskas paprastai elementariu eini ir padarai. O kai jums sako, ne, aš negaliu pradėti, čia kažkas, aš bijau, aš to, aš ano, sakai, nežinau, eik ir daryk. Ir pas jums nebus jokio noro jiem padėti, nebent duoti stebuklingą pendelį į užpakalį, kaip sako, ežys išdidus paukštis, kol nespirsi, tol neskris. Vat, mėlyjeji, jeigu reikia kam nors tokios, gero tokio, vyriško, tvirto pasitikėjimo, darom šitą techniką, toliau kitą transliaciją aptarsim daugiau technikų, metodikų, vėliau dar atsiras meditacija, laukas pasitikėjimų savim, taip kad dirbam, rašot kiek išbuvot, minučių pirmą kartą, dedam pirštus į viršų, rašom komentarus, kaip keičiasi pasitikėjimas savim, dalinamės su tais, kurie vertė tokio video ir džiaugiamės gyvenimu. Pasitikėdami savim, gyvenimu ir aplinka.